Viktorija Žvirblytė 23.06.28, numeris STS 3559, Marijampolė, suklastojo sprendimą, nustatė 55 procentų darbingumą iš 15 diagnozių. Neatsižvelgė į sveikatos būklę, į visas darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologinės būklės ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Nevertino kaklo sutrikusios funkcijos, peties sutrikusios funkcijos, stuburo sutrikusios funkcijos, kojos sutrikusios funkcijos, visur riboti judesiai dėl skausmo. Neįvertino krūvio dėl širdies nepakankamumo stazino. Dvidešimt 03.07.03 parašiau skundą į Marijampolės NDNT, kad aš nesutinku su Viktorijos Žvirblytės sprendimu 23.06.28, numeris STS 3559 ir nustatymu 55 procentų darbingumo, kad išnagrinėtų mano skundą ir pateiktų naują teisingą sąžiningą sprendimą. Tačiau skundo neišnagrinėjo ir nepateikė naujo sprendimo. Nepateikė todėl, kad noriu parodyti, kad ministerijai galiojančiais teisės aktais suteikta teisė vertinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos skyrių darbuotojų darbą. O nepateikė todėl, kad Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, leidžia Viktorijai Žvirblytei klastoti mano sprendimą, vykdyti nusikalstamą veiką. Kreipiausi į socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę ir prašiau, kad ministerijoje dirbantys specialistai Jakštienė arba Augienė išsiaiškintų, kodėl Viktorija Žvirblytė suklastojo sprendimą, daro nusikalstamą veiką. Bet Monika Navickienė į mano skundus nereaguoja. Parašiau gal 4 skundus dėl Viktorijos Žvirblytės. Nei vieną skundą Monika Navickienė nesureagavo. Taip pat Monika Navickienė neleidžia Jakštienė išnagrinėti mano skundų, išsiaiškinti, kodėl Viktorija Žvirblytė klastoja sprendimą, daro nusikalstamą veiką. Neleidžia, kad paskambintų Jakštienė Viktorijai Žvirblytei ir išsiaiškintų dėl nusikalstamos veikos. Buvo skundai ir dėl klausimyno, ir dėl psichologinio smurto. Tačiau Monika Navickienė neleidžia Jakštienei išsiaiškinti, kodėl buvo klastojamas klausimynas ir kodėl buvo vykdoma smurtas prieš mane. Monika Navickienė neleidžia Jakštienei ar Augienei stabdyti nusikalstamą veiką, kurią vykdo Viktorija Žvirblytė. Neleidžia paskambinti ir nutraukti nusikalstamą veiką. Nei vienoje šalyje tokie dalykai nevyksta, kaip Lietuvoje. Gavus skundą susisiekėme su neįgaliu žmogumi, visi dabar turi telefonus
ir čia pat sprendžiama iškilusi problema. O Lietuvoje ministrė Monika Navickienė neleidžia Jakštienei paskambinti Viktorijai Žvirblytei ir sustabdyti nusikalstamą veiką. Viktorija Žvirblytė nei vieno sprendimo dėl darbingumo lygio nepriėmė teisingo ir sąžiningo, nes jai leidžia klastoti ministrė Monika Navickienė. Dabar nuoširdžiai pasakysiu, kad Viktorija Žvirblytė per dieną suklastoja sprendimų apie kelias dešimtis. Tai nusikalstama veika. O kiek suklastoja per mėnesį? Kelis šimtus. Tai nusikalstama veika. O per 6 mėnesius kiek suklastoja? Labai daug. Aš prašiau Monikos Navickienės, kad sustabdytų Viktorijos Žvirblytės sveikatos dokumentų klastojimą, sprendimų klastojimą, bet Monika Navickienė neleidžia Jakštienei sustabdyti Viktorijos Žvirblytės nusikalstamą veiką. Rudenį bus daroma neįgaliųjų reforma. Ministrė Monika Navickienė, pradėkite nuo savęs. Reformą padarykite socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Ministrė, pirmiausia, reaguok į visus neįgaliųjų skundus. Leisk Jakštienei išnagrinėti skundus, išsiaiškinti skundų problemas. Leisk Jakštienei paskambinti Viktorijai Žvirblytei ir nutraukti nusikalstamą veiką. Viktorija Žvirblytė klastoja kiekvieną sprendimą, nes neįgalieji neturi kam pasiskųsti, nes ministrė leidžia klastoti sprendimus. Ministerijoje dirbantys specialistams ministrė neleidžia atsakinėti į skundus ir spręsti įvairias problemas. Ministerija pažeidžia socialinės apsaugos ir darbo ne tik neįgalių žmonių teises, bet ir Europos žmogaus teisių konvenciją.